Toevallig. Nee, nee, als je naar voren gaat, ik het zo. Als je dat niet naar voren gaat, nee, nee,
Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ramybė jums. Šį trečią eilinį metų sekmadienį, Dievo žodžio sekmadienį, Lietuvoje minime 1863-64 metų sukilimą. Sveikinu susirinkusius drauge jungtis maldoje, prisimenant sukilėlių auką ir kartu melstis už tautų laisvę ir taiką šiandienos pasaulyje. Sveikinu popiežiaus atstovą Lietuvoje, apaštalinį nuncijų. Sveikinu Jo ekscelenciją Lietuvos Respublikos prezidentą Gitaną Nausėdą ir pirmąją ponę Dianą, Jo ekscelenciją Lenkijos Respublikos prezidentą Karolį Navrockį ir pirmąją ponę Martą, Jo ekscelenciją Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir pirmąją ponę Oleną. Sveikinu atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovą profesorių Vytautą Landsbergį, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininką, Lietuvos Respublikos ministrę pirmininkę, vyriausybės narius, Lietuvos kariuomenės vadą, generolus, ambasadorius. A most warm welcome to our allies and friends who are joining with us today as we commemorate the 1863-64 uprising and pray for the freedom of nations and peace in the world today. Especially welcome President of Poland, His Excellency Karol Nawrocki, and First Lady Marta, as well as President of Ukraine, His Excellency Volodymyr Zelensky, and the First Lady Olena. Thank you for joining us today. Šioje maldos už krikščionių vienybę savaitėje sveikinu broliškų bažnyčių atstovus, evangelikų liuteronų vyskupą Mindaugą Sabutį, ekumeninio patriarko Lietuvoje ortodoksų egzarko pareigas einantis Vitalijų Mockų. Sveikinu brolius kunigus ir visus, kurie susirinkote melstis kartu šį sekmadienį čia Vilniaus arkikatedroje, bei tuos, kurie jungiasi Lietuvos radijo ir televizijos transliacijos dėka. Dabar ruošdamiesi švęsti išganimo paslaptis, atsistokime Viešpaties akivaizdoj ir prisipažinkime nusikaltę, pasitikėdami Jo berybių gailestingumu, kartu melskime Dievą atleidimo. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai, seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūs, broliai, seserys, melsti už mane, Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą.
excelsis Deo. Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, tvarkyk mūsų kelius pagal savo valią, įdant sekdami tavo mylimojo sūnaus pavyzdžiu, pereitume žemę darydami gerą. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas, su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Kaip seniau viešpats buvo pažeminęs Zebuluno kraštą ir Naftalio kraštą, taip ilgainiui jis išaukštins pajūrio vieškelį, kraštą į vakarus nuo Jordano, tautų Galilėją. Tauta gyvenusi tamsoje išvydo didžią šviesą, gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė. Tu išaukštinai tą tautą, suteikė jai didį džiaugsmą. Tavo akivaizdoje jie džiūgauja lyg pjūties džiaugsmu, lyg dalydamiesi grobiu. Nes tu sutriuškinai juos slėgusi jungą, jų pečius lenkusią kartį, jų nuožmaus prievaizdo lazdą kaip anuomet Midijano dieną. Tai Dievo žodis. Viešpats mano šviesa ir pagalba. Viešpats. 'Viešpats mano šviesa ir pagalba'. 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 'Viešpats mano šviesa
Viešpats mano šviesa ir pagalba, kogi turėčiau bijotis. Viešpats mano gyvenimo tvirtovė, prieš ką turėčiau drebėti. Viešpats mano šviesa ir pagalba. Vieno teprašau viešpaties, tik vieno tetrokštu, viešpaties namuose gyventi, kiekvieną savo gyvenimo dieną. Viešpaties žavumų gėrėtis ir lankyti jo šventyklą. Viešpats mano šviesa ir pagalba. Tikiu, kad patirsiu viešpaties gerumą gyvųjų pasaulį. Pasitikėk viešpačiu ir būk ištvermingas. Turėk drąsos ir viešpačiu pasikliauki. Viešpats mano šviesa ir pagalba. Skaitinys iš Švento Apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintiečiams. Broliai ir seserys, viešpaties Jėzaus Kristaus vardu maldauju jūs, kad visi vienaip sutartumėte ir pas jūs nebūtų susiskaldimo, kad būtumėte vienos dvasios ir vienos minties. Mat Chlojės namiškiai pranešė man apie jūs, mano broliai ir seserys, kad tarp jūsų esama kivirčų. Turiu omenyje tai, kad iš jūsų yra tokių, kurie sako, aš esu Pauliaus, aš Apolo, aš Kefo, o aš Kristaus. Argi Kristus padalytas? Nejaugi Paulius buvo už jūs nukryžiuotas? Negi vardant Pauliaus buvote pakrikštyti? Kristus nesiuntė manęs krikštyti, bet Evangelijos skelbti tik tai ne žodžių išmintimi, kad Kristaus kryžius neliktų be galios. Tai Dievo žodis. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Nazaretą ir apsistojo Kafarnaume prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalio sritys. Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai.
Zabulono žemę ir Neftalio žemę, Paežerės juosta, žemė už Jordano, pagonių Galilėja. Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė. Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti: atsiverskite, nes čia pat dangaus karalystė. Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius, Simoną vadinamą Petru ir jo brolį Andriejų metančius tinklą į ežerą, mat buvo žvejai. Jis tarė: eikite paskui mane, aš padarysiu jų žmonių žvejais. Tuodu tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo. Paėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du brolius, Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jiedu su savo tėvu Zebediejumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pašaukė. Jie tučtuojau palikę valtį ir tėvą nuėjo su juo. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negalias. Tai Viešpaties žodis.